Bendradarbiai yra visiškai kūrybinė laisvė ir buvimas kartu su bendraminčiais. Biškai žemiau, ar ne? Neprisirišti prie institucijų, neprisirišti prie kažkokios tai vienos linijos, kažkokios finansinės, garbės ar kažkokios didelės klaidos linijos, o paprasčiausiai daryti, kurti, daugiau koncentruotis į eksperimentinius menus ir į erdves, kuo skirtingesnės erdves, kurios galėtų įkvėpti mūsų vaizduotę, suaktyvinti. Yra pojūtis meno bendruomenės troškimas, prisijungimas prie bendradarbių. Visada yra apie tai, kad pabūsiu tarp menininkų ir pabūsiu tarp savų. Bet tu kaip gražiai užkabinai vieną, nes man yra baisu ant dviejų kabo. Aš nežinau, kaip čia. Kaip svarbu kūrėjų bendruomenėje turėti draugų ir bendraminčių. Nes kūrėjas jau toks yra žmogus, ar ne, kuris turi begalę idėjų ir kartais tikrai prireikia draugų ar partnerių, kurie sustiprintų tavo mintis. Konkurencijos nėra, visi lygiaverčiai, niekas neturi kažkokių indulgencijų, visus vis tiek jungia ta viena vieta, nes nesvarbu, kur mes gyvename, vis tiek mes esam susiję su Šiauliais.